Kai kurie besiveržiantys į Seimą, rūpintis įstatymais ir visų žmonių gyvenimų skubantys kandidatai patys nesugeba netinkamai užpildyti savo kandidato anketų. Vietoj darbovietės raidžių kratiniai nedeklaruoja pajamų, to nemokėdami arba tiesiog jas slėpdami. Jo, tai skamba kaip eilinis rinkiminis ciklas. O štai Uspaskicho koalicijos kandidatas vienmandatininkas socialiniuose tinkluose dedasi gyvenimo mokytojų. Jis tikina, kad tikri vyrai moterį turi išduoti bent kartą per mėnesį ir tai patikrinti, ar meilė vis dar liepsnoja. Aš klausau. Išduok ją su kitai ir jeigu po to jausiesi blogai, jinai yra tavo meilė. Jeigu nieko nejausi, ji nėra tavo meilė. Tik neužmiršk išdavinėti ją kiekvieną mėnesį tam, kad įsitikintum, jog meilė niekur nedingo. Ponios ir ponai, panašu, kad turinio dievai šiandien prabudę pasirinko smurtą. Tai iš pradžių šiam trumpam epizodui aš norėjau atsispirti vien tik nuo TV3 žinių reportažo, bet mūsų laimiai prieš porą savaičių išėjo ir visas pagrindinio reportažo subjekto atsakas į minimą segmentą. Taigi turime nuostabę dvigubą dozę internetinio vėžio, kuris išplito į žiūrimiausio Lietuvos komercinio televizijos kanalo Vakaro naujienas. Buvau TV3 žinių pagrindinis herojus, tai pažiūrėkim, pakomentuokim ir pabaigoje apibendrinsim. Rasimantas Klydžia yra 55 000 sekėjų TikTok'e turintis jaunuolis. Taip, aš irgi negalėjau patikėti, kad jis yra 5 metais už mane jaunesnis, kuris savo prekinį ženklą, jeigu jį taip galima vadinti, pradėjo statyti lėkštais motyvaciniais klipais. Visiškai nesvarbu, kokio gilio duobėj tu dabar esi. Jeigu yra pakankamai stiprus noras išlipti, tu rasi būdą. Jeigu negali skristi, bėk. Jeigu negali bėgti, eik. Jeigu negali eiti, šliaužk. Bet kuriuo ar visais atvejais. Svarbiausia, nesustok. Išėjau į mišką pasivaikščioti ir mane sukando odai. Dabar niešti kojas ir taip toliau. Ir pagalvojau, prieš tai man šitos problemos nebuvo. Mano kojas nežėjo, manęs odai nebuvo sukandę. Vertinkim tai. Dabar tu žiūrint į šitą video, vertink tai, kad tu nesi sukandžitos odų ir tau neniešti koją. Bus laikų, kai prieisi galą ir galvosi viskas. Pabaiga. Bet ne. Už posūkio pamatysi, kad dar tik tais pradžia. Prabudus tu turi 2 pasirinkimus. Grįžti prie miego ir toliau sapnuoti, arba atsikelti ir siekti savo tikslų. Tarp kurių karts nuo karto pabarstydavo tokių perlų. 3 būdai, kaip tu gali pagerinti savo miegą. 3 dalykai, kurie tau padės labiau pasitikėti savimi. 5 patarimai tau, kad išliktum psichologiškai stipriu. 4 būdai, kaip tu gali gauti laimės chemikalą dopaminą. 3 žingsniai norint nebebūti beta male simpu. Arba tokių grinuolių. 7 turtingiausi žmonės Lietuvoje. 6 geriausiai apmokamos profesijos Lietuvoje. 5 daugiausiai Instagram sekėjų turintys žmonės Lietuvoje. 5 mažiausi Lietuvos miestai pagal gyventojų skaičių. 7 Lietuvos vietos su įdomiais pavadinimais. Paskui mutavo į vyrų ir moterų santykių žinovą. Kodėl šiais laikais žmonės taip dažnai skiriasi? Nes visiems atrodo, kad žolė gali būti žalesnė kitoj pusėje. Merginos, neimkite patarimo iš savo vienišų draugių, kaip elgtis santykiuose su vyru. Jos yra vienišos. Jeigu tu nori laimingų, prasmingų ir gerų romantinių santykių, tu turi būti toks, koks norėtum, kad būtų tavo sūnus. Kad ir kokios problemos nutiktų santykiuose, jomis niekada nesidalinkite su savo artimaisiais, draugais ir šeima. Jeigu moteris klausia, ką veiksim, ji į tave rimtai nežiūri. O dabar panašu, kad yra Uspaskicho partijos kandidatas į Seimą. Rasimantas Klydžia. Kartu mes stiprus, kartu mes pirmi, su taikos koalicija, Viktoru ir manimi ateitis atrodo šviesi. Sėkmės rinkimas. Ačiū. Uspaskichas jį pristato ir matosi, kad Uspaskichas neturi žalio supratimo, kas jis toks. Tiesa, savo politinės simpatijas jis yra išsakęs ir kiek anksčiau. Aš pasirenku balsuoti už Igną Vėgėlę. Stipriausias ir adekvačiausias naujas kandidatas yra Ignas Vėgėlė. Tai aišku. Uspaskichoje aš jau pakankamai dėmesio skyriau savo paskutinėme epizode apie Arūno Valinsko auksinius svogūnus, todėl čia antrą kartą nesiplėsiu, tik priminsiu, kad taikos koalicijoje yra apstu Kremliui naudingų idiotų, tokių kaip Seras Sirijus, Vadas Vodka, Führerio FIFA ir kiti. Taip, šis video yra ne apie tai, bet tik noriu pabrėžti, su kokia šutve potencialių kolaborantų ir perspektyvių gvazdiknešių gerbiamas Klydžia nusprendė sumesti skudurus. Ir jo paties cituojamais žodžiais. Sakoma, kad tampi tuom, kuom save supi. Iš kitos pusės Rasimantas jau 20-aisiais reiškė pagarbą Volodijai.
Tai gal ši partnerystė buvo parašyta žvaigždėse? Tai kaip ir prieš kiekvienus rinkimus, savivaldybių, prezidento, Europarlamento, Seimo, visiškai nesvarbu, žurnalistai analizuoja kandidatų užpildytas VRK anketas ir pagal pateiktus duomenis savo įžvalgomis informuoja visuomenę. Konkrečiai šis TV3 žinių reportažas vadinosi Kandidatai keistuoliai. TV3 žinios apie keisčiausius kandidatus į Seimą. Save vadina gyvenimo mokytojų, aiškina, kaip tikrinti, ar meilė dar liepsnoja. Vyras tavęs neišduoda, jeigu permega su kita moterimi. Ir taip jau išėjo, kad būtent Rasimontas tapo centrinė reportažo figūra. Kodėl TV3 pasirinko parodyti būtent šitą turinį, o ne tarkim ten, kur kalbu rimtai? Šitoje vietoje aš iš karto noriu nugesinti tuos 3 benkartus, kurie dabar blaškosi mano komentarų sekcijoje į prekybos centre nuo mamos pasimetę mažamečiai, pasakydamas, kad visi tokie veikėjai ir jų sekėjai gali savo į subinę susikišti tą pigų išėjimo iš kalėjimo kortelės triuką. Aš čiagi nerimtai. Ten, kur kalbu rimtai, kur kalbu akivaizdžiai rimtai. Visose beveik 300 tiktokų sukurtų iki šio TV3 žinių reportažo Rasimonto paskyroje, kuriuos man, aišku, teko didelė negarbė peržiūrėti, yra tas pats nuoseklus ir tęstinis, kad ir personažas, atstovaujantis tam tikras pažiūras ir vertybės ir reiškintis nuomonę ir poziciją tam tikrais klausimais. Už objektyvo tu gali būti kas tik nori, nors pats popiežius man nerūpi, bet čia mes, tai yra aš ir šiuo atveju žurnalistai, vertinam tą informaciją, kurią tu įamžinai kaip savo platformą. Tai yra tribūna, iš kurios tu komunikuoji savo sekėjams. Paprastai tariant, šūdas nesmirdės mažiau, jeigu vidury kambario pašiksi ironiškai. Jo labiau, jeigu pašiksi 300 kartų. Kur kalbu apie tradicinės vertybės, apie neįpareigojančių santykių žalą, apie pagarbą moterims. Jo, TV3, kokio velnio? Parodykit, ką Rasimontas turi pasakyti apie tradicinės vertybės. Tai nėra blogai, jeigu vyras nori, jog tu jam darytum masažą, gamintum valgyti, bei jo klausytum ir nesiginčytum. Teisingai, nėra nieko labiau tradiciško nei paklusni, nesikalbinėjantį ir prie viryklės prirakinta boba. Jeigu dar nezystų, neinkštų ir nereiktų, iš vis gerai būtų, ne? Niekas nenori moters, kuri inkščia, zyzia ir rėkia. O ką įprastai daro tikras tradicinis vyras, jeigu jo boba visgi, nežinau, išeina iš rikiuotės? Jeigu tavo mergina pikta, jūs pykstatės, ginčiatės, nesiginčyk su ją ir neuždaryk jos į mažą kambariuką ir nemušk, kaip įprastai darai. Aš net nenoriu pagalvoti, kodėl šitas 27 vyriškis, pamokslaujantis apie moterų paklusnumą, trinasi prie gimnazijos. O ko tikras tradicinis vyras turėtų ieškoti moteryje? Kas jam turėtų rūpėti? Vyrui nerūpi, kiek moteris uždirba ar kokia jos profesija. Vėliau reportaže matysime, kad pasak Rasimonto VRK anketos jis pats neuždirba nieko. Tai jam yra bepigu numoti ranką į savo potencialios sugyventinės pajamas. Nors jeigu reikėtų lažinti, sakyčiau, kad tokio trapaus ego individas niekaip nesusigyventų su savimi, jeigu jo mergina uždirbtų daugiau už jį. Kas vėlgi, pasak Rasimonto VRK anketos, yra labai nesudėtinga padaryti. Vyrui rūpi moters praeitis. Bet Rasimontai, tu pats mus mokei, kad nereikia gyventi praeitimi. Kartais galvojimas apie nemalonę praeitį tampa gyvenimu nemalonėje praeityje. Gal tiesiog 10 minučių pamedituok ir tau nebereikės kompleksuoti dėl moters praeities? Kaip bent 10 minučių meditacijai, tai padės tau neklaidžioti po liūdną praeitį. Kas dar rūpi tikram tradiciniam vyrui? Jos moteriškumas. Pagal sausą vadovėlinę savoką, moteriškumas tai etinė kategorija reiškinti moteriai būdingų savybių derinį arba atributų, elgesio ir vaidmenų rinkinys siejamas su moterimis. Kokios tos savybės arba kokie tie atributai, koks elgesys ir kas per vaidmenys labai subjektyvu. Juolab, kad visi šie parametrai kinta per laikotarpius, kultūras, tą pačią biologiją ir kitus veiksnius. Todėl pasakyti, kad vyrui rūpi moters moteriškumas yra nepasakyti nieko. Viskas priklausys nuo to, kaip tas individualus vyras apsibrėžia šią savoką. Ir nepamirškim, kad vyrų ir moterų santykiai yra dvipusio eismo gatvė, okei? Jeigu aš būčiau pana, tai man kažkoks plinkantis pieninių ūsų liurbis su gelbėjimuose ratu ir katedros kifoze tikrai neišauktų jokių asociacijų su vyriškumu. Klausyk, storuli! Negalima čia gulėti skolintą tiktoką! Taip, žinau, mes šiame kanale niekada nenusiritame iki išvaizdos įžeidimų ir paties Rasimonto žodžiais. Nesigalinėk su ugnimi, naudodamas ugnį. Bet kartais geriausias priešnuodis prieš toksišką vyriškumą yra toksiškas vyriškumas. Ir ištikimybė. Oho, nu tik pažiūrėkit, kam parūpo ištikimybė. Jei išduodi merginą, kuri nemoka gaminti su mergina, kuri moka gaminti, tai nėra išdavystė, tai išlikimas. Elkis santykiuose kaip per matematikos testą, kai pasidaro sunku, pradėk sukčiauti. Tu žinai, kad ji tave myli, kai tu išduodi ją ir ji tiesiog atsiprašo, kad turėjai imtis tokių kardinalių veiksmų, jog pagerintum savo savijautą. Vyras tavęs neišduoda, jeigu permega su kita moterim. Sužinosi, ar ji tau skirta tik tada, kai išbandysi save su kita. Išduok ją su kita. Išduok ją su kita ir jeigu po to jausiesi blogai, jinai yra tavo meilė. Jeigu nieko nejausi, ji nėra tavo meilė. Tik neužmiršk,
išdavinėti ją kiekvieną mėnesį tam, kad įsitikintum, jog meilė niekur nedingo. Ir čia natūraliai kyla klausimas, iš kur tokia gili pagieža moterims? Laimiai toli dairytis atsakymo nereikia. Tu jai neši gėlės ir šokoladą, kitas jai neša servetėlę, kad nusivalytų marmaladą. Tu davėjai jai komplimentą, o kitas jai įstatė elementą. Elementą. Va tokie va tautos šviesuliai rikiuojasi į Seimą. Kol tu draugauji per atstumą, kažkas kitas tikrina jos nugaros lankstumą. Jeigu ji tavęs nemasažuoja, tai smegenyse apie kitą zuikį fantazuoja. Vargšą Rasimantą tiesiog kažkas kadaise labai smarkiai skaudino ir dabar jis praleidžia nemažą dalį savo laisvo laiko ventiliuodamas tik tokia, kad geriausios moterys tai paklusnios tarnaitės. Nors jeigu atvirai, kai kurie jo pasisakymai man kelia labai didelių abejonių, ar jis apskritai yra kada nors turėjęs santykių su priešingos lyties atstovė. Ji vis dar mane mylės, kai ves tavo vaikus į darželį. Sekso metu jį užsimerkia, nes įsivaizduoja mane. Su tavim jį lovoj visko nedaro, bet darė su manim, nes tik tada jį jautėsi tikra moterim. Ji niekada manęs neužmirš, kiekvienam gyvenimo aspektai jį lygins tave su manim ir supras, kad aš geresnis visur, kur tik tu gali būti. Bendražygiai Akimovai, kokie krinžo radiacijos rodikliai? 3.6 Rontgen. 3,6. Nėra puiku, nėra baisu. Manau, kad turim sveikatos dar vienam klipui. Man nereikėjo patirties, kad būčiau profesionalas lovui. Arba tas pats klipas apie įprastą moterų mušimą. Nesiginčyk su ją ir neuždaryk jos į mažą kambariuką ir nemušk, kaip įprastai darai. Tiesiog paklausk jos. Mažytė, gal tau mėnesinės? Pasakyk, kad niekada neturėjai panos, nesakydamas, kad niekada neturėjai panos. Antraip, visus šitos dalykus tu visada puikiai žinai. Tau nieko nereikia klausti. Mes paprasti. Nežinau, daktarėlis, skamba, kad būtum nepaprastai šūdinas vaikinas. Gerai, dar kažką tradicinio prašyčiau. Visų pirma, tai pagarba merginai, kad nebijo išreikšti savo politinių pažiūrų ir tuo labiau, kad yra pasirinkusi teisingą bei adekvačią pusę. Jo, niekas taip nešaukia adekvatumas, kaip visam gyvenimui savo kaktą paversti skelbimų lenta 78 geriatriniam pacientui, kuris apie tavo egzistavimą nė nenutokia. O mano pasiūlymas būtų toks. Jeigu mes merginoms tatuiruotumėme ant kaktos pagaliukus su kiek vyrų, jos yra permiegojusios. Permiegas su vyru, pagaliukas ištatuiruotas, su kitu pagaliukas. Galvoju, kad tai galėtų padėti spręsti šių laikų degradacinės problemas. Vėlgi, čia kaip ir su to uždarbiu. Bepigu jam siūlyti tokį sprendimą, kai jo paties kakta po analogiškom sąlygom liktų švarutėlė. Gyvename tokiais laikais, kai merginos paklausus, ką ji norėtų veikti ateityje, jie jaučia gėdą atsakyti, jog norėtų būti geriausia mama. Literaliai neegzistuojanti problema. Duotuoju momentu, tai yra 2024-aisiais, moterys turi daugiausiai teisių ir galimybių per visą žmonijos istoriją. Greitas didelis disclaimeris, situacija toli gražu tikrai nėra tobula, bet sutikime istoriškai aukščiausiame taške. Kurios nori ir gali darosi vaikus, kurios nori karjerą, trečios abu, kitos gali nieko neveikti. Taip mes galim kalbėti apie hiperkonkurenciją, mes galim kalbėti apie karjerizmo kultūrą, stumdymosi kultūrą, žiurkių lenktynės, meritokratijos spąstus ir kitus reiškinius, kurie priveda prie savęs išpildymo bedugnių, bet jie paliečia mus visus, nepriklausomai nuo lyties. Norėčiau sakyti, atsukime vos kelias dešimtis metų atgal ir būti mama bus bene vienintelė moters ateities perspektyva, bet tiesą pasakius, net ir dabar, kai kuriuose pasaulio šalyse, būtent tokia yra moterų realybė. Jeigu atsidūrėte situacijoje, kuomet jaučiate gėdą išsakyti savo ambicijas, kad ir kokios jos bebūtų, tai kalti yra ne laikai, o jūsų aplinka, kurioje greičiausiai pūliuoja va tokie lombardiniai Vitai Korleonė, kurie tik ir nori jūs prirakinti prie viryklės. Geriausia mama, kuri rūpinasi namais. Prašau, viryklė. Tai yra graudus laikai. Iš dalies negaliu nesutikti. 55 000 sekėjų pas šitą mėmę? Hebra, mums reikia kažkaip kelt standartą. Kur kalbu apie tradicinės vertybės, apie neįpareigojančių santykių žalą, apie pagarbą moterims. Kaip jau sakiau, aš peržiūrėjau visus beveik 300 vaizdo įrašų Rasimanto TikToko paskyroje ir aš galiu jūs patikinti, kad joje nėra lygiai nei vieno apie neįpareigojančių santykių žalą. Ką jau kalbėti apie pagarbą moterims. Patys ką tik matėt, kad jis labai norėtų neįpareigojančių santykių, bet vienpusių. Tai yra, kad jis galėtų valkataut, kol jo išrinktoji šveičia indukcinę. Vynas kaip moteris, kad žinotum, kuris yra geras, reikia išdegustuoti daug rūšių. Žinot, kas mane labiausiai bėsina šitame vaizdo įraše ir aš negaliu būti vienintelis? Posakiai apie vyną visada remiasi vyno kaip gėrimo savybėmis. Pavyzdžiui, meilė kaip vynas, su amžiumi tik gerėja. Arba vyras kaip vynas, per ilgai brandintas, sugenda. Pagaunat?
Kad sužinotum, kuris yra geras, reikia išdegustuoti daug rūšių. Tinka viskam nuo fucking razinų iki padangų, bet aš suprantu, kad per daug reikalauju žmogaus, kuriam elementai ir alimentai yra tas pats. Šitaip savo vertybės TikTok paskyroje demonstruoja 500 000 sekėjų internete turintis kandidatas į Seimą. Žinote, bet šito reportažo akivaizdu, kad buvo bandoma pakenkti ir komandai, dėl ko labiausiai ir pergyvenu. Buvo bandoma pakenkti komandai. Uspaskichas yra teistas, korumpuotas, prorusiškas šūdo gabalas. Tu galvoji, jo įvaizdžiui pakenks kažkoks snarglys iš TikToko? Tu iš tiesų neįsivaizduoji, kur savo galvą kiši. Kalbant apie totalų nesiorientavimą realybėje, Rasimantas savo VRK anketoje nurodė, kad lig šiol savanoriauja viešojoje įstaigoje tušti narvai, kas mano nuomonė yra absoliučiai nuostabu. Tai liudija ir kelios nuotraukos iš jo Facebooko paskyros ir šitas TikTokas. Kailių fermų draudimas pagaliau po 9 metų kovos organizacija Tušti narvai jau nuo 2014 metų kovoja su kailių fermomis ir dabar pasiekė tiesėje ir Seimo nariai balsuos už arba prieš kailių fermų draudimą ir aš tikiuosi, kad Seimo nariai balsuos už. Tai ne tik, kad trečiasis tavo koalicijos sąrašo numeris lemiamame įstatymo projekto balsavime pasisakė prieš šią iniciatyvą, taikos koalicija apskritai yra viena iš tų partijų, kuri neturi jokių programos punktų orientuotų į gyvūnų gerovę. Kaip apgailėtinai tu turi išversti savo skūrą, kad pamintum tokią fundamentalę vertybę vien tam, kad papultum Viktoro Klapčiuku? Fui! Vaizdų, kuriuose kandidatas dedasi santykių ekspertu ir skelbia savo gyvenimo pamokslus vyrams, apstu. Jeigu daliniesi savo mintimis, ar tai jos būtų nuoširdžios, ar tai jos būtų satyrinės, tai jau pagal TV3 tu dediesi kažkokiu tai ekspertu. Tavo visas amplua ar personažas, ar kaip nori taip vadink savo laisvalaikį, yra pagrįstas ekspertinė retorika. Tai yra esą kalbi iš žinojimo. O tos retorikos turinys, kaip jau ką tik apžvelgiam, yra motyvacija ir santykiai. Tai taip, TV3 visiškai tiksliai tave charakterizavo, dediesi santykių ekspertu. Aš deduosi tik tais motyvacijos ekspertų, kaip ir parašyta mano aprašyme, CEO of #motivacija. Aš tiesiog nesuprantu, kodėl reikia apsimesti idiotu, kai savo paskyroje turi šitai. Daugiau motyvacijos ir adekvačių minčių apie santykius bei gyvenimą mano profilį. Taigi, motyvacija, santykiai ir gyvenimas, o dabar dediesi ir politikų. Kažkuriuo laiku, grinai, kai įeidavo į #motivaciją, pačiam viršui populiariausi video būdavo mano. Rasimantai, žmonės, kuriems rūpi tokia informacija, dar ir sekančią Seimo kadenciją neturės balso teisės, tai patarčiau negaišti laiko. Čia yra didesnis pavojus tiems, kurie patikėtų šitokį pseudo lyderį. Linas Kontrimas yra dalyvavęs Europos parlamento rinkimuose su Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, kas rodo, ir dar jisai buvo trečias sąraše, kas rodo, kad jisai turi rimtų pažinčių ir ryšių su Valstiečių partija, o Valstiečių partija yra tiesioginiai taikos koalicijos konkurentai šiuose rinkimuose. Tai kaip tu manai, ar jisai gali būti objektyvus ekspertas šitų klausimų? Jo, Linas Kontrimas su Valstiečių partija nesėkmingai kandidatavo į Europarlamentą prieš 5 metus. Tu dar gegužę reiškiai paramą Ignui Vėgėlei. Nori pabandyti spėti, su kokia partija jis dabar eina į Seimą? Plius Linas paliko savo žmoną su 2 vaikais, tai aš manau, kad jisai tai yra santykių ekspertas. Jisai tai yra santykių ekspertas wunderkindas. Be to, kad tai yra antras debiliškas ad hominem Lino daržą, aš nelabai suprantu, kokią rolę jame atlieka visa ta ironija. Taip, ši informacija ne tik paliudija, kad jis turi daugiau patirties santykiuose nei tu, nes aš vis dar neturiu jokio pagrindo manyti, kad tu apskritai kada nors esi tokius turėjęs, šiaip net labai priešingai, bet ir parodo, kad Linas, su sąlyga, kad Matas ir Marius nėra dviniai, yra turėjęs 2 lytinėm sueitim daugiau nei tu, rezultatu 2-0. Žmogus, kuris negerbė moteris. Šioje vietoje savo atsako vaizdo įraše Rasimantas pertraukė Lino mintį ir įterpė 2 ištraukas iš 2 savo tiktokų, kurios esą paneigė politinės komunikacijos eksperto teiginį apie nepagarbą moterims. Moteris turi būti gerbiama, turi būti mylima. Mylėkime moteris, gerbkime moteris. Ne, slidus šunsnuki, parodyk klipus pilna apimtimi, iki galo. Moteris turi būti gerbiama, turi būti mylima ir už suteiktą meilę atgal bei paklusnumą apdovanota ir įvertinta. Na štai, kaip greit sugrįžom prie paklusnumo, bet trūksta tik virtuvės komplekto. Moteris yra pats nuostabiausias dalykas pasaulyje. Moteris yra šventovė, kuri viską išgydo. Nusiveskite savo moteris į Ikėją. Joms ten labai patinka. Akivaizdu, kad per anksti prasižiojau. Kai nesusitikt su mergina, nors žinai, kad jai mėnesinės. Moterį, kuri yra liūdna, gyvenanti skurde, tingi, gali išgelbėti sėkmingas vyras. Vyra, kuris yra liūdnas, gyvenantis skurde, tingus, gali išgelbėti tik jis pats. Tokia realybė. Bet mes, vyrai, esam kontrolė. Mylėk ją, saugok ją.
brangink ją, gerbk ją, bet jeigu neklausys, pakeisk ją. Mylėkime ir gerbkime to nusipelnusias paklusnes moteris. Net nebejoju, kad visi 38% šio kanalo prenumeratorių ką tik tiesiog permirko nuo pagarbos. Moteris nemiega su tais vyrais, kuriuos ji myli ar kurie jai patinka. Moteris miega su tuo vyru, kurį gerbė. Jeigu aš paprastai noriu pakalbėti su moterim, tai geriau jau aš pasirinksiu skirti laiką savo mamai, jai paskambinsiu, su jie susitiksiu, negu būsiu su moterim, kuri manęs negerbė. Ne, tai mes visi ir taip puikiai, Rasimantai, matome, kad vienintelė moteris tavo gyvenime yra nebent tavo mama. Tau to nereikia glaistyti kažkokiam papildomom aplinkybėm. Iš principo sunkiai gerbė save arba visus kitus. Pritariu ir papildyčiau, jog žmogus, kuris negerbė ne tik moters, bet negerbė ir kito vyro, apskritai žmogus, kuris negerbė kito žmogaus nepelnytai, jisai negerbė savęs ir negali gerbti savęs ir jisai yra blogas žmogus visuomenėje. Reikia gerbti visus, ar tai būtų iki kasininkas, ar tai būtų Lietuvos prezidentas, ar tai būtų tas pats Linas Kontrumas. Reikia gerbti visus iki kol jie nenusipelno kitaip. Čia bus pirmas ir vienintelis kartas šiame epizode, kai aš pagirsiu Rasimantą, nes jis ką tik pateikė idealų, tiesiog vadovėlinį tipinio šūdino populisto atsakymą, kas yra jo partijos ir partijos koalicijos kandidatų arkliukas. Žiūrėkit, Kontrimas pasakė... Žmogus, kuris negerbė moters, iš principo sunkiai gerbė save arba visus kitus. O Rasimanto tiesioginis atsakymas į šią įžvalgą buvo... Pritariu. Ir čia yra viskas, ką jums reikia žinoti, nes paskui sekė 30 sekundžių klasikinis nukreipimas, banalus paaiškinimas apie tai, kokia turi būti pagarba ir kas jos nusipelno. Reikia gerbti visus, ar tai būtų iki kasininkas, ar tai būtų Lietuvos prezidentas. Reziumuojant, Rasimantas tiesiog pats pritarė, kad negerbė nei moterų, nei savęs, nei visų kitų. Reikėtų pas psichologą kreiptis. Pas jį su psichika biškai negerai. Su psichika negerai. Tai kaip vyras gali būti psichiškai sveikas, kai mėnuo, kuris yra skirtas atkreipti dėmesį į vyro psichologinę sveikatą? Pala. Tai jis vėl sutiko su įžvalga? Pas jį su psichika biškai negerai. Su psichika negerai. Tai kaip vyras gali būti psichiškai sveikas? Ok, tai kaip sakoma, sutikimas yra pirmasis žingsnis. Bravo. Tai gal tada ieškokis terapeuto, o ne rinkėjų. Ko tu nori, jeigu nori? Tai eik ir pasiimk. Žiūrėkit, taip, aš suprantu, kad kaltinti kažką psichiniais sutrikimais nėra gero skonio kritika, jeigu taip galima vadinti. Aš sutinku, kad tokia retorika gali stigmatizuoti plačiai paplitusią socialinę problemą, apie kurią mes turėtume kalbėti daugiau, drąsiau ir be jokios abejonės nediskredituoti tų, kurie su jie susiduria. Tikrai taip, bet peržvelgęs visą Rasimanto turinį, aš realiai, visiškai nuoširdžiai manau, kad jis tiesiog turi kažkokių neišspręstų, nekonsoliduotų praeities šešėlių, kuriuos išaiškinti ir paleisti jam galbūt padėtų kvalifikuotas specialistas. Tai turi absoliučiai bendrą ryšį su to konkretaus asmens psichologinėmis savirealizacijos problemams. Mėnuo, kuris yra skirtas atkreipti dėmesį į vyro psichologinę sveikatą, yra užgožiamas LGBT gėjų paradu. Visų pirma, esu tikras, kad gėjai nedarė parado visą mėnesį, ok? Man atrodo, kad tai būtų gana sudėtingai išpildomas renginys. Bet visų svarbiausia, kam tau, Rasimantai, reikia mėnesio, kai tu pats tvirtini, kad vyrai apie savo emocijas negali kalbėti nė dienos. Prieš galvojant apie save, turi pagalvoti apie kitus. Toks vyro darbas. Tu negali turėti laiko skūstis ar jausti emocijas. Kiekviena diena yra darbo diena ir laimi bei išlieka tik stipriausi, ištvermingiausi ir geriausi. Gerai, genijau, tai kas nutinka, jei nesi stipriausias, ištvermingiausias ir geriausias, kad ir ką tai reiškia? Mes, lietuviai, pirmaujame pasaulyje pagal savižudybių skaičių. O kas daugiausiai daro savižudybių? Daugiausiai žudosi vyrai. Ai, nu va matai, kaip nepatogiai pasisuko stalai. O vardu, gal dar turi kokių įžvalgų apie vyrų psichinę sveikatą? Depresija, ypač jeigu esi vyras, neegzistuoja. Nepykit, man teks pasikartoti, aš tiesiog nesuprantu, kodėl reikia apsimesti idiotu, kai savo paskyroje turi va tokius perlus. Taip tu gali jaustis liūdnas, taip tu gali jaustis prislėgtas, bet tau nereikia valgyti tablečių ir klausytis daktariukščių tam, kad pasveiktų. Viskas, ką tau reikia dabar padaryti, tai užsidėti kėdus, išeiti į lauką ir pabėgioti aplink savo rajoną bent jau valandą laiko. Na, kažkas tikrai nepraktikuoja to, ką pamokslauja. Taip užsitikrinsi savo teritoriją ir pajusi, ką reiškia būti vyru. Bėgimas yra puikus meditacijos būdas, padedantis pravidinti galvą ir įpūsti naujų idėjų, bet jis nėra pavaldus lyčiai ir neturi nieko bendro su teritorija, nes mes ne fucking šunys. Kai yra problemos su galva, mes jas sprendžiam su kūnu. Kai yra problemos su kūnu, mes jas sprendžiam su galva. Na, tokiu atveju aš dar kartą labai atsiprašau, bet turiu pastebėti, kad jeigu tu savo galvos problemas sprendi su šituo kūnu, arba jeigu šitas kūnas byloja apie sprendimus priimtus su tavo galva, tai atsako į labai daug klausimų. Ir žinai, kas liūdniausia? Kad tu žiauriai šleikščiai apsimeti, kad tau į visą tai nenusispjauti. Dauguma, kurie žiūri,
net nežino, jog birželis yra vyrų psichologinės sveikatos mėnuo. Nes daugumoje šalių taip tiesiog nėra. Visame pasaulyje pats populiariausias mėnuo skirtas atkreipti dėmesį į vyrų sveikatos problemas, tokias kaip prostatos vėžys, sėklidžių vėžys ir vyrų savižudybė, yra lapkritis, kitaip vadinamas Movemberiu arba No Shave Novemberiu, tai yra nesiskutimo lapkričiu. Vyrai solidarizuojasi visą mėnesį augindami ūsus arba iš vis nesiskusdami. Neatsitiktinai būtent lapkritį ir yra tarptautinė vyrų diena, lapkričio 19. Bet čia net netame esmė. Pabūsiu nepopuliarus ir pasakysiu, kad apskritai visi tie simboliniai mėnesiai yra šūdas. Jeigu yra rimtos socialinės temos ar problemos, kurios reikalauja visuotinio švietimo, tai joms dėmesį reikia skirti visada ir nuolatos. Čia kaip tas banalus lozungas Savaitė be patyčių. Tai gal pabandom gyvenimą be patyčių. Su tokiais rasimantais neiškeščiau nei 3 minučių, bet jūs suprantat apie ką aš. Birželio 30-osios naktį laikrodžių išmušus 12 gėjai netampa heteroseksualai, supranti? Metai turi tik 12 mėnesių, o iniciatyvų yra begalė. Pavyzdžiui, vien JAV gegužės mėnuo yra dedikuotas gal 19 skirtingų dalykų. Bet kas yra dar geriau, tai kad šitas marškinis suskis kiaulės akimis apsimeta, kad jam rūpi vyrų savižudybės, kai norit pabandyti spėti, kam yra dedikuotas rugsėjis, mėnuo, kai jis išleido šitą apgailėtiną pasiteisinimą atsakui - savižudybių prevencijai. Mėnuo, per kurį mes turėtume apie tai kalbėti, per kurį mes turėtume šviesti visuomenę apie tai. Yra toks labai geras angliškas išsireiškimas Don't give me this shit. Tu turi 55 000 sekėjų platformą. Per 4 metus tik tokia tavo paskyroje nepasirodė lygiai nei vienas vaizdo įrašas, kurio šviestum visuomenę vyrų psichinės sveikatos klausimais. Nebent tu šituos tokiais laikais. Nesižudykit. Gyvenimas ir taip žudo kiekvieną mielą dieną. Savižudybė. Nedaryk to. Net nebandyk. Jeigu tu nori nusižudyti, nedaryk to. Net nebandyk. Atvės. Bet pamatęs juos, aš nejučiom instinktyviai pradėjau naršyti Ermitažo katalogus dėl virvių selekcijos. Na ir dar turi tuos 2, kuriuose su iššauktiniu švarku žviegi nuo kampinės sofos, kad tikri vyrai neturi emocijų ir depresija neegzistuoja. Bet vietoje tai mes birželį matome tik tais brukamas vaivorykštės spalvas. Turiu tave nuvilti, bet čia greičiausiai bus grinai tavo algoritmo personalizuotas naujienų ir turinio srautas. Jeigu pats nesusivokia, kad skleidžia tokias mintis visuomenėje, tai manau, čia jau yra raudona vėliavėlė. Graži, iškalbi mergina, pakvieskite ją kas nors į pasimatymą. Pakvieščiau aš, bet kaip girdėjome, aš turiu raudoną vėliavėlę, tai man jau nesigaus. Pakvieskit ją kažkas į pasimatymą, prašau, nu tokia šaunuolė. Ta čia toks lengvas, misoginiškas šunšvilpukas, signalizuojantis, kad moters būti gali įprasminti tik vyras ir toliau demonstruojantis, kad moterys Rasimantui yra tiesiog žemesnio luomo sutvėrimai. Matematika niekam nereikalingas mokslas, nebent tu planuoji dirbti NASOje. Savo tvirtą nuomonę šis taikos koalicijos vienmandatininkas turi ir apie mokymąsi skaičiuoti. Tvirtą nuomonę, mažai kas turi šiais laikais tvirtą nuomonę. Ką parodė pandemija, tai kad per daug žmonių turi tvirtą nuomonę ir kad kuo šudinesnis yra tos nuomonės pamatas, tuo tie žmonės tvirčiau laikosi jos įsikabinę. Bet aš dabar apie Dunning-Krugerio efektą nesiplėsiu. Bet matematika visų mokslo motina. Tai kodėl tada matematikos mokytojai vis tiek uždirba lygiai tiek pat, kiek kiti mokytojai? Mokytojai, ne tik matematikos, turėtų uždirbti daugiau. Mokytojas turi būti gerbiama profesija. Ir atlyginimas, kurį jie gauna dabar, turėtų būti žymiai didesnis, nes mokytojo atsakomybė labai didelė. Mokytojas labai dažnai bendrauja ir yra susietas su mūsų ateitimi, kadangi jisai daug laiko praleidžia su mūsų vaikais, o vaikai yra ateitis. Jo, tai gal kitą kartą tokį TikToką ir padaryk, kad mokytojai yra be galo svarbi pamatinė mūsų visuomenės dalis, nusipelnanti aukštų algų ir prestižinio pripažinimo, o ne šitą šūdą. Aš tavęs prašau ir tau leidžiu neiti į matematikos pamokas, nustoti švaistyti savo laiką ir savo smegenų energiją. 28 000 laikų. Aš niekada nesupratau, ant kiek žemo intelekto tu turi būti, kad tau šitas argumentas atrodytų bent iš tolo patrauklus. Kur dar tu taikytum tokią debilišką logiką? Mokytojai suteikia bazinės žinias, kurios padeda orientuotis ir naviguoti po pasaulį. Tai yra nekas kita kaip įrankiai, kurių panaudojimas jau priklausys nuo tavęs pačio. Ar LeBronui Jamesui vidurinėje mokykloje reikėjo treneriui Drew Joyce'ui antrajam spjauti veidą, nesgi matai, jis nekas daugiau kaip vidurinės mokyklos treneris. Ar bet koks kitas sėkmingas sportininkas, verslininkas, mokslininkas, bet kas atsigręžia į savo pirmosius mokytojus ir galvoja, nevykėlis tiek nevirino, kiek aš dabar. Čia yra tiesiog maištaujančio vieno matkės kontro neišlaikusio paauglio minčių procesas. Ir iš viso, gyvenime reikia pinigų tam, kad išgyventum. Ką tave gali išmokyti žmogus,
kuris uždirba vos 1000 eurų į mėnesį. Vėlgi, pagal šitą logiką, nors turėčiau tai tiesiog vadinti nelogiką, gimtųjų kalbų pedagogai visi iki vieno turėtų būti multimilijardieriai, nes tik jų dėka mes apskritai susikalbam su savo aplinka. Bet kaip ir prieš tai sakiau, tokia išvada į galvą gali šauti tik labai infantilaus mąstymo individams. Kad jau prakalbam apie tokius, esu tikras, kad šita akademinė diarėja neatsisuks prieš Rasimantą momentaliai. Į Seimą, kuriame parlamentarai gauna bent 2 kartus didesnę algą nei Klydžios minėti matematikos mokytojai, kandidatas eina su štai tokia anketa, kurioje nurodo, kad neturi nei deklaruojamo turto, nei jokių pajamų. Taigi deklaruotas turtas 1500 eurų, tai čia neturtas? Taip, tebūnie 1,5 gabalo yra turtas, bet kaip pakomentuosi savo pajamas, o tiksliau jų stygių? TV3 bando pateikti taip, kad jeigu tu nesi turtingas, jeigu tu nesi prasilobęs ir neturi 1000, tai tu esi niekas. Tavo žodis yra 0. Tu turi eiti, vergauti ir jeigu tau pasiseks, kai kažką sutaupysi, kai kažką turėsi, gal tada galėsi šnekėti. Bet iki to tai tu esi 0, tavo žodis yra 0, tu negali turėti nuomonės, tu negali šnekėti. Koks ten yra išsireiškimas? Jeigu atrodo kaip antis, plaukia kaip antis ir kvaksi kaip antis, tai tikriausiai, kad yra antis. Rasimantas jau bent 3 kartą apsimeta idiotu ir aš pradedu įtarti, kad žodis apsimeta yra verbalinis apsišaukėlis. Nekvanka, niekas tavęs nereikalauja kalnų turtų, kokį šūdą tu čia paistai. Tiesiog nulinės pajamos leidžia daryti prielaidą, kad tavo finansai nėra skaidrus. Arba jie yra finansiškai neraštingi ir nesuvokia, ką šitas dokumentas reiškia. Arba jie turi nelegalės pajamas. Bet žinai ką? Aš tavim tikiu. Aš visiškai absoliučiai tikiu tavo turto ir metinių pajamų mokesčio deklaracijomis, nes dabar jau esu iki galo įtikintas, kad tu tiesiog gyveni su mama ir ji tave išlaiko. Jeigu jai reikia 100 eurų antakiams, tai duok jai 500. Kaip iš 500, o tai iš medžio iškrita. Ką tave gali išmokyti žmogus, kuris uždirba vos 1000? Aš turiu vieną geresnį. Ką tave gali išmokyti žmogus, kuris nieko neuždirba? Pilietiškumo. Nes jeigu toks mulkis kaip Klydžia jūsų nepaskatins pakelti šiknų ir eit balsuot, tai tada nežinau kas. Kita savaitė yra pirmasis Seimo rinkimų turas. Pagrindinė rinkimų diena 13, o jau 8, 9, 10 dienomis bus galima balsuoti iš anksto. Einam, labai prašau, ir balsuojam. Nerinkit rusifikuotų galvijų, nerinkit tokių vaflių. Aš išeinu iš vaflinės. Gyvenime vaflių taipogi pasitaiko. Pasiskaitykite partijų programas, pasižiūrėkite debatus, pasidarykite testą manobalsas.lt portale. Dar kartą labai prašau, būkite atsakingi, būkite pilietiški ir būkite aktyvūs. O jeigu norite dar labiau prisidėti prie demokratijos šventės, tai prisiregistruokite į nepriklausomų rinkimų stebėtojų gretas. Nuorodą į baltųjų pirštinių registracijos portalą rasite šio epizodo aprašymo pačiame viršuje. Balsavimo pažeidimų stabdymui galite skirti nors valandėlę savo dienos. Tikrai niekas jūsų neatlygintinai nesodins ant pilno etato. Širdingai dėkoju. Mes tai galim pakeisti, jeigu laikysimės teisingų vertybių ir neliksim pasyvūs, kai renkama valdžia, kad lavonai neįsirinktų lavonų. 7 turtingiausi žmonės Lietuvoje. Pirmoje vietoje Rasimantas Klydžia. Ką tu čia darai toj šūdų dėžiai, seniuk? Už manęs požeminė perėja. Gyvenime būna požemių taipogi, bet tu juos neik. Tu žiūrėk į dangų, žiūrėk į toli. Požemiai bus už tavęs, jeigu juos nežiūrėsi, ten ir nepakliūsi. What the fuck are you talking about? Kas iš bezdonių? Tu pasiėmęs telefoną, scrollini TikToką. Viskas aišku su tavimi. Aš čia iš tuščio į kiaurą nepilstu. What is all this here then? Asmenybė išlieka visam. O išvaizda ar taip susinešios? Well, you would know. Тут Украина, тут пацаны не знают страха. Русский военный корабль, иди на... Rasimantas Klydžia. Kartu mes stiprus. Žemiau draugą. Kur heiteriai jūs esat? Parašykit, palikit komentarą, pasijuokit kartu, davai.